važiuojam į varžybas. Nu va, mes su Mykolu varžybose jau, ne? Mykolai. Ne. Pasiruošęs? Pasiruošęs. Tai va, čia tokį vlogelį šiandien. Šiandien pirma diena, šiandien važiuojam. 8 km? Jo, 8 km važiuojam šiandien. Va, vaikai važiuoja. Op. Ir važiuosim mes paskui. Karočią, o dabar ką tik pavalgiam. Štai mūsų diplomai su Mykolu. Mykolas eina gult, o tai va, iš karto. Jau tipo, miega, nuėmam batus jau. Gerai, nenusiemam batai, tai va. Šitoks mūsų kambarys, va. Turim šalituvą. Turim sulčių, turim botanėlių. Valgiam kepsnėzą su mozzarella sūriu ir džiovintais pomidorais. Nerealiai buvo. Dabar turėsim apie 5 valandą treniruotę. Ramiai pravažiuosim, pafilmuosim, pašnekėsim, susidarysim planą, koks rytoj bus, ane Mykolai? Tai va, gerai, davai miegoti reikia. Šiandien darom antrą treniruotę su Mykolu. Nu, po varžybų darom antrą treniruotę. Ir dabar važiuosim didelį ratą iki šaudyklos. 7,5 ratas, 7,5 km. Dabar važiuojam klasiką, kad prisiprast rytdienai su Mykolu brač. Dabar čia visai neblogas oras, biškį lapų, nešvari trasa, bet mums dabar bus greitis didelis. Nes mes su gerom slidėm. Tai va. Važiuojam ir gyvenam. Eik to. Tai va, esam dabar netoli Žušilės su Mykolu. Ne? Jo, aš atsirandinėjau. Jo, biškį filmuojam. Čia va dabar lietaus šiek tiek gausi, manau. Ten va jau lyja turbūt. Tai dabar kiek čia yra? 4,3 km, 21 minutę važinėjom. Tai dar pabaigsim šitą ratą ir bus tiek. Tada mąstysim, ką valgyt darom, kaip darom, kur darom. Ir dar pafilmuosim šiek tiek, kaip leidžiamės nuo kalnų. Tai va. Taigi, atvykom prie Pečiaus. Tai didžiausias kalnas Rasoj, stačiausias. Gal iš nuotraukų, iš video nesimato, bet neseniai nusileidom nuo Kupranugariaus. Ir dabar kilsim į Pečių. Pečius didelis kalnas. Mykolas taip intensyviai važiuoja, o paskui padus jau. Aš lėtai užkilsiu. Tai va.
Tai ten pečius dar tęsiasi. Ir mes čia esam tik dalyje. Ir mums dar ten kilt reikia tiek pat, kiek užkilom. Tai va dėl to jis vadinamas pečiu. Ir vienas iš stačiausių kalnų Ignalinoje. Dar yra slalomas. Nu, bet jį trasos nėra asfaltuotos, tai ten žiemą galima kilt. Nusileidom prie ilgiausių nusileidimo. Oi, atvažiavom prie ilgiausių nusileidimo. Turim netgi ženklą, kad čia yra labai pavojingas posūkis ir staigus. Tai va, esam čia kažkur miške, Ignalinos rajone. Ratas eina į pabaigą. Pafilmuosim nusileidimą. Mykolas parodys, kaip reikia važiuoti. Tai va, nusileidom nuo ilgiausio nusileidimo Ignalinoj. Dabar leisimės nuo pavojingiausio. Nu čia vienas iš pavojingesnių. Pavadinimas Alkūnė. Nu, kaip, bet tu taip lyt pradėjo, aš taip išsigandau biškai. Labas rytas. Tai šiandien antra varžybų diena. Šiandien važiuosim klasiką. Atsikėlėm, dabar 8:40, eisim, mum košės išvirsim, Mykolo tėvas. Suvalgysim bananų, turim riešutų sviestą. Ir kaip miegoji, Mykolai? visai dar gerai. Palyginus. Naktį žiauriai lyjo, labai stipriai lyjo naktį. Aš buvau rūbus biškai išsidžiovęs tenais balkoną, tai išnešiojo per visą balkoną, visi šlapi. Nuport batai, tai pasisekė, nes ant palangės buvau padėjęs. Jo, bet pylė čia griaudėjo, žaibavo, tokia audrelė buvo. Ką aš nušmėgau, gerai lengva atsikelt buvo, gal tik biškai toks. Per ilgai išsigulėjau. Toks kūnas kažkoks atrodo prispaustas. Tai va. Mykolas su šlepetėm. Pasiruošęs. Pasiruošęs įgyvendinti mūsų planą. Ja. Taktiką. Šiandien žaistim taktiškai. Bus matyti kaip seksis. Peace.
Daujo, tai laikykis. Mykolai 7, paskutinės jėgos, varyk kiek manoma. Paskutinis. Paskutinis ratas. Finišas. Jo, Daujo, tai stipriaus, varyk. Gerai, Mykolai, finišas, lipk. Gerai, viskas, paskutinis kalnas jau paėmė. Gerai, Daujo, tai viskas. Tai ką, po varžybų. Šiandien pirmą vietą paėmėm. Mykolas šiandien 3 buvo. Tai dabar važiavam namo, pavalgym kebabų. Nežinau, jau išvažiavam. Gavom čia biškį dovanėlių, užsidirbam gertuvę, gėliukų, daug visokių dalykų. Tai va, šiaip geros nuotaikos. Nusiteikia toliau sportuoti ir siekti. Tai va, tiek iš varžybų. Laukite kitų varžybų.